Pone Lamauskai, užduokite kažkam iš kolegų klausimą. Edita Rudelienė, norėčiau užduoti klausimą. Vaikščiojau po Trakų visą rajoną ir labai daug sutikau žmonių, kurie nusivylę politikais. Iš principo nusivylę politikais, nusivylę savivaldos veikla ir tikrai tiesiog vadina visus vagimis ir panašiai. Kaip Jūs manote, kokių priemonių antikorupcijos mažinimui reikėtų papildomai įdiegti savivaldybėje, kad viešieji pirkimai būtų skaidresni ir tokiu būdu padidinti tą pasitikėjimą? Ačiū už klausimą. Nežinau, mes matyt vaikštom kitais keliais, nes aš labai daug vaikštau irgi, matyt, matote socialiniai medijose, tą ir paviešinam, nes susitinkame su daugybė gyventojų, susitinku su ir susirinkimuose ir susitikimuose ir einam door to door, bendraujame gyvai, tai būna pastabų, būna visko, o skaidrumo matyt, kaip jo visada gali ieškoti ir gali norėti daugiau, kad jo būtų. Bet šiandien dienai, man atrodo, ir jūs tą žinote, nes esate, kaip prisistatė teisininkas, yra teisinės institucijos, yra visos tarnybos, kurios atlieka savo darbą, tai jeigu yra kažkas neveikia, tai tada klausimas, ar institucijos gerai tos veikia ir nereikia sakyti, kad savivaldybė kažko nedaro blogai, nes labai lengva pasakyti, savivaldybė daro tą blogai, savivaldybė tą blogai daro, bet apkaltinti lengva, bet jeigu yra sistema veikianti, tai jinai turi ir veikti. Aš papildysiu. Ačiū. Trumpai žinokit, jūs... Kaip Jūs žiūrite į etikos kodeksą, kuriame nustatyta, kad politikas neturi turėti net regimybės interesų konfliktui? Tai žiūriu teigiamai.